Nusprendžiau parduoti butą ir supratau, kad man reikės labai daug laiko ir pastangų tam ir nusprendžiau, kad reikėtų brokerio pagalbos. Tai apie brokerius, kadangi visokių yra, kaip ir minėjau, esu girdėjus įvairių ir atsiliepimų ir kad jie gali būti ir sukčiai, ir nagli, tokia paprastai buitiškai tarianti. Ir truputį bijojau to kontakto, aš nusprendžiau įsigyti namą ir kitame mieste važiavau tiesiog žiūrinėtis ir tikrai susitikau gal su 30 brokerių, nes labai daug apžiūrėjau. Ir esmė buvo, kad buvo tikrai tokių objektų, kurie man tarsi ir patiktų, bet kadangi brokeris buvo visiškai antipatija ir nemalonus, tai aš to objekto net nenorėjau toliau gvildenti, žiūrėti ir pirkti. Tai supratau, kiek yra svarbu, koks yra brokeris. Nes darbas atrodo visi galėtų įdirbti vienodai, bet tas išskirtinumas ir yra, aš vis kuo toliau, tuo labiau ir džiaugiausi Tomo darbo kokybę. Tai pirmas susitikimas, atvyko Tomas pas mane į namus tuometinius ir iš karto sužavėjo jo stotas, jo kultūra, jo mandagumas, jo taktiškumas ir toks, sakyčiau, netgi nuoširdumas. Nes buvo labai dėmesingas, mes susėdom ir pakalbėjom realiai kaip seni pažįstami, nors išlaikus visiškai tą tokį taktiškumą. Ir labai aiškiai kalbėjo Tomas, labai įvardino visus rinkos niuansus, viską paaiškino. Tai man tas pirmas žmogiškas ryšio užmezgimas ir buvo pagrindinis kriterijus, kodėl aš pasirinkau Tomą. Tai Tomą norėčiau rekomenduoti dėl to, kad jis yra patikimas žmogus, patikimas brokeris, jis yra profesionalus, tikrai savo srities profesionalas, išmanantis daug dalykų, su kuriuo yra lengva komunikuoti, lengva bendrauti ir planuoti visus planus ir juos įgyvendinti.